Na, kaip atrodo laiminga pora, iš tikrųjų nėra lengva pasakyti. Kiek aš klausinėdavau to žmonių seminaruose ar grupėse, tai jie su vargu prisimindavo tik tai vieną kitą tokią porą, kuri galbūt laiminga, galbūt ne, iš savo pažįstamų. Taigi, na, bandysim nusakyti teoriškai. Man patinka šitoj vietoj Žvaneckio posakis, kad tikra šeima būna tik tai tada, kai abiem po 70 metų. Nes sako, tada nei vienas, nei kitas jau niekam daugiau nebereikalingas. Na, bet jeigu taip iš tikrųjų, tai kaip atrodo ta laiminga pora, tai visų pirma, mokslininkai ką nustatė, kad tai yra žmonės, kurie vienas kitą šiek tiek vos idealizuoja per visą gyvenimą. Nu, sakysim, vyras koks nors despotas, o žmona sako, na, jis tiesiog nervingas šiek tiek, galbūt pavargęs, bet jis iš tikrųjų labai širdyje geras žmogus. Galbūt nieks nemato aplinkui, kad jis toks geras, bet jinai viena mato. Ir taip pat svarbus dalykas, kad jie būtent paskatina vienas kitą, labiau ne bėdose paguodžia, bet labiau pagiria, pasidžiaugia, kai kitam sekasi. Toks labai įdomus ir svarbus dėsningumas. Kitas dalykas, kuo tos laimingos poros pasižymi, paprastai tai žmonės, kurie turi ką veikti kartu. Ar tai jie turi bendrų pomėgių, ar tai jie kartu keliauja, kartu kasa daržą. Vienu žodžiu, jiems yra įdomu dviese. Jie arba kartu kažką veikia, arba šnekasi, jie nenuobodžiauja. Ir dėl to jie vienas kitam irgi atrodo įdomus. Galbūt jie vystosi kaip asmenybės, abudu auga, pereina kažkokius tai etapus, keičiasi jų bendravimas. Dar vienas momentas, kas labai svarbu tose gerose šeimose, kurie ilgai išlaiko meilės jausmą, kad jie nekovoja labai nuožmiai ir aršiai, jie pasidalina valdymo sferas. Tarkim, vienas atsakingas už finansus, kitas atsakingas už vaikus, vienas už maistą, kitas už tvarką. Tada tiesiog tų mūšių mažiau ir jie nenusodina jausmų, taip kaip daugelį porų įvyksta. Svarbus dalykas, kad tie žmonės gana, per visą gyvenimą išlaiko tam tikrą atvirumo ir nuoširdumo jausmą vienas su kitu. Jie nepradeda apeidinėti kažkokių tai, skausmingų taškų, neprasmingų ginčių, jie vis tiek bando nuoširdžiai atvirai dalintis tuo, ką jaučia ir galvoja. Dėl to jų bendravimas išlieka ganėtinai įdomus. Bet kad tą padaryti, tai nėra taip paprasta. Visų pirma, tavyje neturi būti daug neigiamų emocijų, nes jeigu tu labai greitai tampi piktas, labai smarkiai įsižeidi arba labai greitai išsigąsti, tai kitas žmogus negalės tau sakyti visų savo keistų ar kvailų minčių, nes jisai bijos tavo tos reakcijos. Ir tas kitas žmogus taip pat neturi, taip visiškai paviršiuje neturi būti nei baimė, nei pyktis. Jie turi būti, sakysim, netokios aštrios reakcijos. Ir, taip pat tie žmonės turi pripažinti, kad ir kitas turi teisę kovoti, ir jisai turi savo poreikius, kad, kiekvienas turi teisę būti egoistų ir kovoti už savo tiesą ir dėl to nereikia jo kažkaip tai nurašyti, įsižeisti. Taip pat labai svarbus dalykas, kad tose porose žmonės suteikia vienas kitam laisvės, kažkokį tai normalų kiekį. Nelaiko pririšę, nėra užsidarę nuo viso pasaulio dviese, leidžia kitą ar išvažiuoti kažkur tai ar pabendrauti su kitais žmonėmis ir tokiu būdu ta pora praturtėja. Jinai iš kitų žmonių parsineša teigiamų dalykų ir juos pasidalina tarpusavyje. Bet gal norėčiau pasakyti, kad nereikia įsivaizduoti, kad laiminga pora ar šeima gali būti be jokių aukų. Čia taip pat kaip ir renkantis profesiją, atsisakai galbūt kitų mėgiamų darbų, kitų pomėgių, taip pat ir renkantis žmogų, kažko turėsi atsisakyti. Pavyzdžiui, galbūt tu labai mėgsti keliauti, o tavo išsirinktas žmogus namie sėda ir tu tikrai su juo nenukeliausi tiek, kiek būdamas vienas arba su kitu keliautoju. Taigi kažkas tai yra tikrai paaukojama ir tą reikia turėti omeny, bet žinoma daug daugiau gaunama. Ir daugelis tokių porų, tokių šeimų laimingų vis dėlto turi labai stiprų humoro jausmą. Jie gali juokauti kartu. Nes kai kurių problemų niekada neišspręsi, jos visada skauda, bet belieka iš jų tik tai pasijuokti.